Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis žmonių lytinė sveikata, lytinis aktyvumas siekiant malonumo yra vienas gyvenimo kokybę apibrėžiančių faktorių, liudijančių tiek vyro, tiek moters socialinę gerovę. Kitas dalykas, kad lietuviai linkę perdėtai slėpti ir apsimesti, jog jokių problemų dėl vadinamųjų reprodukcinių organų jie esą neturintys. Apie prostatą, tas dienas sužinome tik iš televizijos reklamų. Žmonės taip ir kenčia, tyli, metų metais. Tai yra nulemta gėdos, kaltės, lydinčio jausmo, dėl ko jeigu pora gyvena lytinį gyvenimą, asmuo gyvena lytinį gyvenimą ir apie tai kalba, tai gali būti gėdinga, negražu, kad daugelis mitų žaloja visuomenę, tai yra sklando mitai, kad sueitis, seksas galimas tik tarp jaunų žmonių, gražių žmonių, kad brandžios poros nesimyli, kad kalbėti tą temą su gydytoju nėra verta, nes yra ir kitų rimtesnių temų. Šiandien kalbame apie kartais, būkime atviros, lietuviškai moterišką savęs nemylėjimą. Gal nesusigaudimą, gal atkaklumą. Kartais nesusivokimą, gal kartais nežinojimą ir netgi nesidomėjimą savo kūnų, jos siunčiamais signalais. Koks tos tipiškos moters portretas, klausėme moterų gydytojų. Jos tikrai labai užsiėmusios, jos tikrai dirba labai daug ir dažnai pradeda skųstis tokiais simptomais kaip nuovargiu, kaip nagų lūžinėjimu, plaukų ten kritimu ar ten susilpnėjimu. Ir labai dažnai jos kreipiasi daugiau pas šeimos daktarą, tiesiog neįvertindamos, kad jos per daug kiekvieną mėnesį netenka kraujo ir per tą laiką nuo vienų menstruacijų iki kitų jų organizmas nespėja atstatyti netekto kraujo kiekio ir vystosi anemija, dažnai jinai būna lėtinė ir kada jau nustatomas hemoglobino kiekis kraujyje labai sumažėjęs, tai kartais jau būna po visos eilės metų užsitęsusios problemos. Iš tikrųjų, liga platesnė prasme visgi reiškia tokį socialinį, psichologinį, aš jau nebekalbu apie fizinį gerbuvį, kad tu iš tikrųjų gyveni normaliai, tavęs nevargina jokie dalykai. Na, moteris, kurią vargina iš tikrųjų gausios, užsitęsusios, galbūt ir skausmingos mėnesinės, na, tai nėra normalu visiškai. Moteris gausiai kraujuoja, tu nei tu dirbti normaliai gali, nei tu gali normaliai ilsėtis ir tai, sakykime, jeigu tai užima kokius 80 dienų per mėnesį, na, tai Kauno sveikatos mokslų universiteto moterų klinikos vadovė sako, jog taip karta iš kartos pražiūrimos bėdos, lemiančios moters ne tik seksualinę, bet ir socialinio gyvenimo kokybę. Kaip tai susiję, pasakysit? Mano galva, moteris Lietuvoje nelabai rūpinasi savimi. Nes pirmoje vietoje šeima, buitis, aišku, vaikai ten jų priežiūra, o požiūris į save lieka užnugarį, nes dar neištekėjusios, tai jos dar bando rūpinasi, ta prasme, ir sportuoja, ir keliauja, o jau kai tampa šeimos moterimis, tai jau nebetampa įdomu. Kitas dalykas, nepaprastai didelės kantrybės yra moteris. Skauda, paskaudės praeis, blogai pabus praeis. Moteris labai daug skiria dėmesio savo, reiškia, tobulėjimui, jos, aišku, labai gerai išmano šiuolaikinės technologijas, reiškia, kas yra ekologiška, kas ne, sveiki maisto produktai, kaip prižiūrėti savo kūną. Iš tikrųjų, reikėtų dar truputėlį galbūt dėmesio skirti tokiems, galbūt mano požiūrį, elementariems dalykams, pasigilinti, kaip tavo, reiškia, kūno organai veikia, kaip funkcionuoja hormoninė visa sistema. Bet tol, kol moteris tyli, problemos tarsi nėra, teigia medikai. Statistika skelbia, kad bent pusė moterų visame pasaulyje susiduria su vienomis ar kitomis menstruacinio ciklo problemomis. Ir psichiatrai, ir gydytojai ginekologai, kartais pažįstantis mus geriau nei manome, nori nusiųsti moterims žinutę. Visgi kada ir į ką reikia pradėti kreipti dėmesį kiekvienai subrendusiai moteriai. Ir vėlgi žinutė labai paprasta, vieną kartą per metus su visom savo bėdom, klausimais, abejonėmis, neaiškumais pasišnekėti su savo daktaru ginekologu. Nes matot, laikoma, kad iki 80 ml kraujo per menstruacijas netekus jokių pasekmių nebūna. Bet vėlgi, viena moteris skiriasi nuo kitos moters ir tą 80 ml niekas nesuskaičiuoja, nebent specialius kažkokius tyrimus darom. Taigi daugiausiai mes sprendžiam iš objektyvių kriterijų, tai yra atlikę kraujo tyrimą, jeigu numanome, kad tai galėtų
galėtų būti jos blogos savijautos, jos nuolatinio nuovargio ir nepasitenkinimo pasauliu priežastis, tokios ilgos užsitęsusios menstruacijos. Šita problema, jinai siekia 14% tokių jau didelių tarptautinių tyrimų duomenimis, kada moteris kaip ir visai sveika, bet iš tiesų jai yra šita bėda. Galiu drąsiai pasakyti, kad ko gero 2/3 arba net 3/4 visų konsultacijų, operacijų yra susijęs su kraujavimo problema. Kraujas yra ne vanduo. Yra netenkamas suskista plazmos dalimi humoralinis imunitetas, ląstelinis imunitetas, leukocitų ir kitų forminių elementų pavidale. Dar yra netenkamas ir, aišku, geležies kiekis, hemoglobinas, tai yra deguonies nešėjai. Ir kas tuo metu vyksta organizme? Deguonį gauna organai, kurie yra labai svarbus žmogaus gyvenime. Tai širdis, smegenys, inkstai, kepenys, kiti. O visi kiti pašaliniai, tokie kaip oda, plaukai, dantis, gleivinės, akis, jie praranda tą mitybą. Gydytojas ginekologas Rolandas Žiobakas, kasdien operuojantis ir kalbantis su pacientėmis, sako, jog net ir jaunos moterys į gausius kraujavimus nežiūri kaip į ligą, o kaip į savaime atkenčiamą dalyką. Savo kūną suvokdama pagal savaime įprastą fiziologinį laikrodį slenkantį mechanizmą, moteris dažnai nesusimasto, kad ji gali jaustis kitaip ir turi jaustis geriau. O dėl to, kad moteris nesikreipia, aišku, yra kelios priežastys. Pirmas dalykas moteris vienas dalykas galbūt kuklinasi, galvoja, kad čia iš tikrųjų ne liga, čia visoms mano draugėms taip yra ir man tai bus ir nieko čia nepadarysi. Kita grupė moterų galbūt bijo, kad atėjusios pas ginekologą, iš karto bus pasiūlymas, reiškia, atlikti kažkokią operaciją, kurios moteris kaip ir nenorėtų. Jeigu yra ta problema, moterį vargina toks gyvenimas, tai iš tikrųjų reikia šnekėti, reikia daktarui sakyti ir tikrai galima parinkti tokį gydymo metodą, kur visiškai bus moteriai absoliučiai neinvazinis. Profesorė Rūta Nadišauskienė džiaugiasi, jog per pastaruosius metus tik tų naujų technologijų dėka moterims atliekama vis mažiau invazyvių operacijų. Iš esmės tai, ko labiausiai moteris bijo ir vengia skųstis nemaloniais pojūčiais. Jokių būdų taip ir būti negali. Tai iš tiesų pirmas dalykas tai išsiaiškinimas priežasties. Kitas dalykas - konservatyvios priemonės. Konservatyvios gydymo priemonės ir tokios paprastos priemonės. Ir sakyčiau, pradėčiau nuo nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, tai yra paprastųjų vaistų nuo skausmo, kurie taip pat mažina netekto kraujo kiekį. Tai galėtų būti pati pirmoji priežastis ir galbūt to užteks. Toliau ginekologų tarptautiniai bendruomeniai tvirtinama ir džiaugiamasi, kad turbūt 20 amžiaus pabaigos vienas iš tokių mūsų srityje svarbiausių neatradimų, sukūrimų, tai yra spiralė, kuri išskiria labai mažą kiekį, beveik tik vietiškai veikiantį hormoną ir ją gali rinktis moteris, kuriai yra svarbu apsisaugoti nuo nepageidavimo nėštumo. Kita vertus, gali būti rekomenduota moteriai, kad kontroliuoti šitą pernelyg gausų kraujavimą. Tai šiais laikais iki operacinio gydymo dar yra daugybė priemonių, tačiau medikų manymų jos Lietuvoje nepakankamai išnaudojamos. Viena priežasčių - moterys vangiai domisi šitomis temomis. Mano rezumė galbūt tokia, kad moteris, kuria vargina gausios, užsitęsusios mėnesinės, kai nebijot ateiti pas gydytoją, pasikonsultuoti, sprendimą priims kartu. Jinai pasitarus su gydytoju. Ir iš tikrųjų tas sprendimas bus, manau, daugumą atveju bus galima išvengti operacinio gydymo, invazijų kažkokių, nes iš tikrųjų yra šiai dienai Lietuvoje, kaip ir visam pasaulyje, yra pakankamai daug medikamentinių priemonių, kurios yra visiškai analogiškos savo veiksmingumu operaciniam gydymui, tačiau jos yra neinvazinės. Nežinojimas, mitai ir legendos. Jos gajos 21 amžiuje. Tai tarsi užburtas ratas. Statistika sausai pateikia šiurpą keliančius skaičius, kurie tik iliustruoja, jog noriai rodome medikui savo širdį, neslėpiame skrandžio negalavimų ir netgi nesidrovėme žiūrėti televizijos reklamų apie tai, kas išties yra intymu. Skiriame daug dėmesio savo išorinio kūno perdarimui, plastinėms operacijoms. Apie viską atviriausiai šnekame, tik jau ne apie vienintelius žmogaus vartus į šį pasaulį. Tai visgi labai taip lieka tik tai dažniausiai ar artimų draugų rate, ar iš vis tik tai moteris pati tas problemas sprendžia, bet man kažkaip norėtųsi, kad nereikia, žinoma, čia visam pasauliui skelbti ir pasakoti, bet tikrai yra su kuo pasikalbėti. Dar viena bėda tarp moterų įsišaknyjęs požiūris ir nuostata bei hormonų baimė.
Ji šiandien esant šiuolaikinėms farmacijos technologijoms yra absoliučiai nepagrįsta, sako gydytojas Žiobakas. Mitai, kažkokie pasakojimai iš mamų, iš spaudos, iš žiniasklaidos. Iš tikrųjų, anksčiau, prieš 15-20 metų hormonų būdavo labai didelės dozės, didelių dozių preparatai, ypač skirti ne ginekologiniam problemom gydyti, bet kitas problemas. Na ir tie hormonai sukeldavo labai daug įvairių, reiškia, tų vadinamų pašalinių reiškinių. Svorio prieaugį, plaukotumą, įvairių organizmo funkcijų sutrikimus, bet jie nieko neturi bendro su, pavyzdžiui, gausių mėnesinių gydymų korekcija. Tai aš kalbu apie iš tikrųjų šiuolaikinės mažų dozių, reiškia, hormoninius preparatus. 21 amžiuje būtų kvaila nepalengvinti savo moteriško egzistavimo, jei tą galima padaryti ir gyventi ramų, subalansuotą moterišką gyvenimą, sako moterų gydytojai visame pasaulyje. Subalansuojam. Jeigu mes kalbame konkrečiai apie gausaus, užsitęsusio mėnesinių kraujavimo gydymą, tai gali būti, na, kaip minimum 2 variantai. Vienas iš jų yra iš tikrųjų, vėlgi, absoliučiai minimaliai invazinis į moters organizmą būdas, tai yra hormoninė spiralė, kuria įdedama į gimdą ir jos poveikis iš tikrųjų yra, na, puikus. Tas hormonas, kuris įsiskiria, jis veikia gimdoje. Jis į organizmą patenka labai minimaliai. Jeigu moteriai priimtinesnis kitas būdas, sakykime, pavyzdžiui, hormoninės tabletės. Tai yra mažų dozių kontraceptinės tabletės. Taip, tada moteris gaus, sakysime, tas hormonų tokia, sakysim, gydymas bus sisteminis. Bet iš tikrųjų tai yra mažos dozės ir jeigu kalbant apie šiandienos įvairius preparatus, iš tikrųjų pasirinkimas yra didelis. Mes turime preparatų ir su natūraliais hormonais, kurie, sakysim, yra labai panašus į moters kiaušidėse gaminamus hormonus. Dėl to, na, tos baimės kaip ir neturėtų būti. Jos reguliuoja kiaušidžių funkciją ir kiaušidės iš tikrųjų dirba tam tikrų ritmų. Tada nebelieka to tam tikro hormonų svyravimo, kurio pasekoje mėnesinės būna gausios. Ir iš tikrųjų tol, kol moteris vartoja tuos vaistukus, jos mėnesinės yra planuotos, reguliarios, negausios ir dažniausiai neskausmingos. Svarbu nesigėdyti kalbėti apie moteriškas problemas su gydytoju ir nepražiūrėti to, kas gali būti rimtos ligos pradžia. Tarp daugybės dalykų šiandien besisukanti moteris turi stabtelti ir bent kartą per metus skirti laiko savo kūno sveikatai, savo visaverčiam, harmoningam moteriškumui, dėl visos šeimos ir artimų žmonių gerovės.